reikia visuomet atsargiai, ko tu gyvenime nori ir ko tu visatos prašai. Mano vardas Renata, man 42 metai, vakar užhakino mano Instagramus 2 ir taip pat mano Facebooką. Diena prieš, o naktis prieš, aš parašiau visatai. Visata. Aš noriu gal ir, ne tai kad pailsėti, nes aš moku kaip reguliuoti ir savo laiką, ir namus, ir mokslus, ir sportą, viską. Bet aš sakau visatą, duok man žinios, jeigu tu nori, kad aš sulėtinčiau save truputėlį, kadangi einu į mokyklą nuo 8 ryto iki 4, 3-4, po to į sporto salę, po to iš sporto salės namo, tvarkausi, ruošiuosi, viską darau ir vakare tada studijuoju. Ne kiekvieną vakarą, bet studijuoju. Taip pat savaitgaliai, tai generalinė tvarka, tai šuniukai, tai vedžiojimai. Šuniukai vedžiojimai kiekvieną dieną. 1-2 kartus per dieną, taip pat namų gamybos maistas, taip pat Rainas atsiveda savo draugą, tai vakarieniai abiems vaikams ir tai darau jau gerus metus. Tai aš prisėsdavau prie tų Instagramų, gal vakarais, gal kartais dienos metu įsijungdavau, bet aš mokėdavau kaip suvaldyti viską. Ką tai reiškia? Aš, pavyzdžiui, filmuodavau, to kontento ir po to susidėdavau į folderius ir aš juos kaip ir įdėdavau taip, kad kiekvieną dieną, pavyzdžiui, jie automatiškai eitų tie postai, Tai tikrai darbo nereikia daug, reikia tik organizuotumo ir norų. Tai naktis prieš, diena prieš mano Instagramo nuėjimus, 2 Instagramai, 2 Facebookai, aš parašiau visatai. Duok man žinios, o gal man reikėtų dar daugiau pristabdyti, gal dar daugiau ramiau pabūti, gal pamedituoti daugiau, gal padaryti tempimus, gal, vis tiek, Jeigu gyvenime kažkam pasakai taip, tai vadinasi, kad taip pat gyvenime pasakai kažkam ne, Tai jeigu tu pasakai taip, gal ėjimui vyno išgerti arba kavos išgerti, vadinasi, kad tu pasakai ne kažkam kitam, gal kažkokiam kitam projektui, Tai tu pasirenki savo gyvenimą taip, kaip tu nori gyventi ir kokį balansą nori turėti. Tai žinokite, labai įdomiai visą tai įvyko. Gal sakyčiau, valandos laikotarpyje po 3 puslapių aprašymų aš parašiau, kaip aš keliuosi 4 valandą ryto, kaip aš studijuoju, aš darau tempimus, aš darau jogą. Ir darau 1, 2, 3, daugiau savo, žinote, tokia rutina pačiai savo, grožis, meilė savo. Atsikeli ryte, jeigu tu eini miegoti anksti, jeigu tu eini į lovą 8 vakaro, užmiegi 8:30, tikrai pakankamai laiko iki 4 ryto. Ir man patiktų, aš turėjau tokį ritualą, tokią rutiną, man labai patiko. Bet po skyrybų, žinoma, tas krūvis padidėjo anksčiau. Tai tu žmonės, kažkaip vienas vedžioja šunį, kitas gamina valgyti, vienas paruošia pusryčius, antras gal kažką kitą, o dabar vienai, viskas ant pečių, plus dar studijos. Gerai, tai valandos laikotarpyje po mano visų parašymų, visatą, ačiū tau, aš matau save daugiau atsipalaidavusią, aš matau save linksmesnę, matau save geriau pailsėjusią, matau save tokia gal stangresnė, nežinau kaip pasakyti, lankstesnė, ramesnė, linksmesnė. Ir žinokite, atėjo e-mailas ir tame e-maile sako, patikslink savo e-mailą. Instagramą, o aš durna apsimiegojus, nes buvo vidurnaktis prieš savaitgalį, tai kitą dieną nereikėjo į mokyklą. Ir aš parašiau, ir pyst atsiprašant, ir viskas dingo. Gerai, viskas bus gerai. Tai čia yra toksai tokia kaip ir žinia, Ir žinokite, kitą dieną, tai buvo vakar, šeštadienis, aš verkiau. Aš verkiau labai, labai daug. Verkiau dėl, net nežinau. Verkiau daug, verkiau dėl praradimų, verkiau tas jausmas taip pat, kaip mano mama amžinatilsį nusižudė, jinai, aš jaučiau tą tokį praradimą greitą, žinot, toksai greit, atrodo, 1 minutę žmogus yra, kitą minutę jo nėra. Ir žinau, gal kiti sakytų, bando čia priderinti lygiai taip pat ir savo followerius, ir savo mamą. Galvokit, ką jūs norit, bet kūnas atsimena traumas. Tai nesvarbu, ar tai sudužęs būtų kažkoks mylimiausias puodelis, ar tai uždarytas akauntas, ar gal kažkoks gyvūnėlis numiręs.
Bet kūnas atsimena tą jausmą, ką reiškia, kuomet vieną minutę yra, kitą minutę nėra. Ir aš taip pat parašiau savo knygoje, ne šitoje, bet kitoje, kad aš noriu daugiau kurti YouTube'ui. Noriu, nes man patinka ilgesnės formos video. Kadangi aš pati sugrįžtu gana dažnai, aš pasižiūriu, kaip mes gyvenome, kokius planus turėjome, ką mes veikėme ir su sūnumi, ir su Simonu, pavyzdžiui, kaip mūsų gyvenimas ėjosi. Bet aš pastebėjau, kad Instagramas dažnai lyg tą ir prarijo, nes kažkaip lengviau Instagrame, ne? Tu sėdi ar tą live įsijungi, ar kažkokias stories įkeli ir kažkaip sukramtu tą tavo laiką. Bet YouTube'as man visada buvo tokia mama, žinote, tėvas, nežinau kaip pasakyti, man labai patinka kurti, nuo mažų dienų, nuo jaunų dienų aš ir rašydavau, aš ir kurdavau, aš ir knygas pati rašydavau, kaip ir savo, ne, man labai patinka. Ir čia nėra tai, kad, žiūrėkite į mane, aš jau dabar esu toksai charakteris čia gyvenime, į mane žiūrėkit kaip ne, man patinka, man įdomu, man faina sugrįžti, tai yra mano terapija. Ir paprašiau visatos ir žiūrėkite, kas nutiko. Tai tikrai nepergyvenu, kaip bus, tai bus. Turiu naujų idėjų, kurias aš jau turiu geras 2 savaitės, bet negalvojau gal įdėti jas arba apie jas kalbėti. Aš kažkaip, palauksiu, kažkaip vis filmuosiu tuos vlogus, juos įdėsiu, viskas čia gerai. Bet žinot, kas yra? Po skyrybų aš pastebėjau, kad tikrai, noriu pasitaupyti, nes vis tiek tokia truputėlį ir finansinė baimė, nors tų pinigų yra ir tų santaupų ir tie pinigai ateina, vis tiek kažkaip, tas toksai. Ir man labai patinka antrų rankų parduotuvės, man labai patinka namų gamybos maistas, namų gamybos grožio priemonės, kažkokios kremai, plaukams, jūs žinote, man labai patinka. Tai aš labai noriu pradėti tokį, kaip ir šis kanalas, jisai išliks toksai pats, bet dėti 500 eurų per mėnesį, kokį gyvenimą Tailande gali turėti. Ir filmuoti nuo A iki Z. Kiekvieną dieną, kiek aš išleidžiu ir sudėti į savaitinius vlogus. Pavyzdžiui, kiek vakarienė kainuoja, kiek kainuoja šampūnai gal, kiek kainuoja gal kremai, kiek kainuoja, arba, 500 eurų tai bus 20 000 taiba. Ir 20 000 taiba, jeigu juos padalintum, tai reikėtų apie 600 taiba per dieną, o tai būtų apie 16 eurų. 16 eurų tai mano biudžetas per dieną. Ir ką už to 16 eurų tu gali? Tai nekainuotų namas, mašina, mokykla. Nes tie dalykai jau yra, sumokėti už juos. Bet bus įvesta kuras, nes kuras labai brangus Tailande, palyginus. Žinot, išėjimas, pabuvimas, drabužiai, visa kita bus įvesta. Tai už 16 eurų per dieną, kaip tu gali gyventi Tailande, kur tu gali eiti, ką tu gali veikti, ką tu gali pirkti, ko tu gali nepirkti. Aš noriu jūsų paklausti, parašykite pačioje, ar jums patiktų tokie vlogai. Jeigu taip, pradedu nuo rytojaus. Nešuosi kamerą su savimi, filmuoju ir jums rodau. Kur mes einame, ką mes veikiame, kiek viskas kainuoja. Žinoma, bus dienų, kad kartais tu eini virš savo biudžeto ir kai kuriuom dienom reikės sumažinti, bus gal ir tikrai neįtilps gal. Atrodo 20 000 tų taiba yra gana nemažai, 500 eurų, bet žinokite, jeigu tu sudedi 4 šunis, plus ašeriuk apie 10 šunų, tai jau 15 šunų per dieną. Beveik 15 šunų per dieną, plus 2 vaikai. Ryanas, bet jo draugas visuomet ateina pas mus į namus, jau metus laiko, kiekvieną vakarą vakarienę valgo. Ir žinot, viskas susimeta. Ir gerai, kad jie kartu, ir man smagu ir faina, kad ir ant to biudžeto, bet man biudžetai labai patinka, nes man taip pat duoda tokią idėją, ką aš galiu pirkti, kur aš galiu pasitaupyti. Man įdomu, aš nejaučiu, kad aš save skriaudžiu, kad mums yra sunku, kad aš gyvenu tokioj energijoj, jog, blemba, kaip išsigandau, garuoja čia atrodo. Nežinau. Žinot,
Atsiprašau, bet atrodo, kad rūksta pas mane. Wow, mūsų, atsiprašau. Gerai, tai aš noriu jūsų paklausti, ar jums patiktų tokie vlogai, nuo rytojos tada pradėsiu filmuoti. Ačiū, kad esate, ačiū, kad užsukote, kad pabūnate, labai malonu, kad jūs turiu. Dabar aš einu pavedžioti šuniukus ir taip pat palydėti Rajano draugą į namus, nes jisai gyvena paėjus į priekį. Gerai, geros jums dienos, gero vakaro. Tai 20 000 taiba per mėnesį, tai yra 500 eurų, apie 16 eurų per dieną. Ir aš manau, kad jums patiktų, man patiktų tokie video. Gerai, iki.